Labas vakaras. Šį savaitgalį Lietuvos vandenyse nuskendo kaip niekad daug žmonių. Vien Baltijos jūroje beveik tiek, kiek iki šiol per visą vasarą, praneša Jaunius Matonis. Didžiausia savaitgalio nelaimė įvyko jūroje prie Šventosios. Apie 300 metrų nuo Latvijos sienos nuskendo 4 žmonės. Vakar Šventoje apie 15 valandą nuskendo 3 vyrai ir 1 mergaitė, kurią kūną radom šiandien iš ryto. Pranešama, kad šiauliečių kompanija šventė kopose. 5 išėjo maudytis. Bangos ir srovė žmonės ėmė traukti į jūrą. Jų gelbėti puolė poilsiaujantis policininkas iš Mažeikių. Vienam vyrui pavyko įsigelbėti. Gelbėtojai ištraukė 18-metę, ji nuvežta į ligoninę. Taip pat ištraukti 2 vyrų ir juos gelbėjusio pareigūno kūnai. 9 metų mergaitės kūną jūra atidavė tik šiandien. Dar 3 žmonės nuskendo Klaipėdoje, 1 Palangoje. Pasak gelbėtojų vadovo, vaikinas maudėsi su 10 metų broliu ir 12-mete pusseserė. Jie buvo išvaryti į krantą, paskui vaikinas grįžo įsimaudyti ir nuskendo. Ties Palanga ir Šventąja išgelbėti 26 skendę žmonės. Be to, po 1 žmogų nuskendo Šilutėje, Ukmergėje ir Panevėžyje. Vienos merginos kūno gelbėtojai ieško Vilniuje Neryje. Jaunius Matonis, LNK žinios, Vilnius. Amerikos analitikai praneša, kad Rusija žiemą gali nutraukti dujų tiekimą ne tik Ukrainai, bet ir Baltarusijai. Tai skaudžiai paliestų Lietuvą, nes Rusija vienintelė dujų tiekėja. Giedrės Daugirdaitės reportažas. Dujų krizė, kurią praeitą žiemą pajuto dalis Europos šalių, gali paliesti ir Lietuvą. Amerikos analitikai įspėja, kad dėl įtampos tarp Rusijos ir Baltarusijos šalių santykiai gali bet kada nutrūkti. Tuomet Rusija sustabdytų dujų ir naftos tiekimą į Baltarusiją. Į Lietuvą iš Rusijos dujos atkeliauja per Baltarusijos teritoriją. Alternatyvių dujų šaltinių Lietuva neturi. Energetikos ministras Arvydas Sekmokas ramina, kad šildymas gyventojams nebūtų nutrauktas. Pavyzdys yra šių metų sausio mėnesio dujų krizė, kuri mūsų nepalėtė, bet kuri palėtė kitas rytų Europos šalis. Be abejo, mes tikimės paramos iš Europos Sąjungos, o realybė yra ta, kad mes turim dujas iš vienintelio dujų tiekimo šaltinio ir mūsų tikslas, bet jis yra netrumpalaikis, tam reikia daugiau laiko, daugiau pasirengimų užtikrinti alternatyvų dujų tiekimą iš jūros. Tai yra suskystintų dujų terminalas ir požeminė dujų saugykla. Uždarius Ignalinos atominę elektrinę, 1/4 elektros energijos bus gaminama kūrenant dujas. Pasak Sekmoko, jeigu Rusija nutrauktų dujų tiekimą, Lietuvos gyventojai elektros stygiaus nepajustų. Jie esą būtų gaunama deginant mazutą ir kitus tamsiuosius naftos produktus. Taip pat elektrą galėtume nusipirkti iš kaimyninių šalių – Estijos ar Baltarusijos. Pasak energetikos ministro, jeigu Lietuvai nebus tiekiamos dujos, jų negaus ir Kaliningrado sritis. Tai yra tam tikras saugiklis. Giedrė Daugirdaitė, LNK žinios. Nors kolegijose liko valstybės finansuojamų vietų, abiturientai mieliau renkasi mokamas studijas universitetuose, už kurias teks mokėti tūkstančius. Švietimo viceministrė sako, kad aukštosioms mokykloms teks galvoti apie tolesnę strategiją. Tam esą bus skirta keli šimtai milijonų litų. Išsamiau Martas Kalendra. Negavę valstybės finansavimo studentai pasirinko mokėti, o ne studijuoti kolegijose. Vidutiniškai už studijas universitete per metus teks mokėti 5 000 litų. Brangiausiai jos kainuos lakūnams – beveik 19 000. Rezultatai kvietimo būdavo geresni, o dabar dauguma nuėjo į universitetinės studijas. Kaip matot, universitetinėse virš 12 000 ir mokamų. Ryštasi geriau mokėti, negu 2 kartus studijuoti kolegijai, po to išlyginamosiose ir universitete. Ir taip ir išėjo. Kadangi stojančių į kolegijas buvo nedaug, priimti ir žemiausius balus gavę abiturientai. Į kai kurias kolegijas buvo galima įstoti surinkus tik 3 balus. Priėmimo į aukštąsias mokyklas prezidento teigimu, reforma tik pradėta ir ją dar reikia tobulinti. Reikia priėmimo sąlygas koreguoti ir priėmimo taisyklės. Gali būti, kad valstybės paramą reikia diferencijuoti. Taip, gali būti, kad tiesiog reguliuoti mastus srautų į atitinkamas studijų sritis. Bet šitie klausimai turi būti padiskutuoti, sakiau, ir su visuomenė, ir su darbdavių sluoksniais. Turi būti remiamas į statistiką ir darbo biržos duomenys ir visą kitą.
Švietimo viceministrė sako, kad pagrindinis sistemos trūkumas – pernelyg staigus jos įgyvendinimas. Be to, studentai turėtų būti labiau informuoti ir žinoti, ko nori. Galbūt tas netikėtumo efektas buvo labiau toksai dalykas, kuris nėra labai visiems patinkantis, bet stengsimės ir informuoti daugiau ir stengsimės pažiūrėti, kad iš anksto abiturientai jau žinotų, turėtų tam tikrus labai aiškiai apibrėžtus ir realius lūkesčius. Švietimo ir mokslo ministerijos teigimu, universitetai ir kolegijos turėtų pradėti mąstyti apie tolesnę strategiją. Įvairioms aukštųjų mokyklų pertvarkoms yra numatyta beveik 600 milijonų litų. Martas Kalendra, Remigijus Pakėnas, LNK žinios, Vilnius. Šiaulių valdžia reikalauja, kad 500 miestiečių nusikeltų metalinius garažus, mat šie stovi ant žemės, kurią ketinama grąžinti paveldėtojui. Garažų savininkai reikalauja kompensacijų, pasakoja Asta Šiukšterienė. Daugiau kaip 30 metų mašinas Gegužių gatvėje metaliniuose garažuose laikė šiauliečiai išgirdo ultimatumą. Iki spalio 14 išvežti metalinius garažus ir atlaisvinti teritoriją. Mat žemę čia pagidauja susigrąžinti jos paveldėtojai. Savivaldybės atstovai sako, kad su garažų savininkais žemės nuomos sutartis buvo sudaryta tik 3 metams ir šį rudenį laikas baigėsi. Yra blogai, todėl kad savininkų žemė privalo būti grąžinta, garažai metaliniai tai yra laikini statiniai, kuriems nei leidimai statyboje nebuvo išduoti, nei jie gali būti teisiškai registruoti, pagrindo juos palikti juridinio nėra, įstatymas liepia grąžinti žemės savininkų, už tai yra atsakinga savivaldybė, apskritis to reikalauja. Žmonės sako nemažai investavę. Patys buvusiose pelkėse įsirengė kelius, pasistatė metalinius garažus, laiku moka mokesčius. Todėl ketina reikalauti kompensacijų po 5000 litų. Tegul samdysis antstolis, tegul samdysis su kita ir tegul bilinėsis su 500 garažistų, kad jie, kaip sakyt, nusikeltų gerą valią, gal vienas kitas kelsis, kuris turi kur pasistatyti tą metalinį. Ką mes darysim pensininkai ir kaip mes prisikelsime. Viskas taip brangu. Ir kur jį padėti, ir kur padėti. Nėra kur padėti, taigi į balkoną neatsineši. Garažų savininkai pasiryžę reikalauti, jei ne kompensacijos, tai kito sklypo. Pagal žemės įstatymą nauji žemės sklypai parduodami ar išnuomojami tik tai aukcione. Taip, kad įstatymas šioje vietoje žmogaus, tų žmonių negina, augina nuosavybės teisės atkūrimo tiems, kuriems reikia atkurti nuosavybės teisę, tuos piliečius. Kibildis siūlo garažų savininkams tarti su paveldėtojais dėl žemės nuomos. Asta Šiukšterienė, Justinas Visockas, LNK žinios, Šiauliai. Vilkaviškio rajone motociklą vairuojantis pasienietis sukėlė avariją, per kurią žuvo mergina. Policija praneša, kad kelyje Vištytis Varteliai, Vištyčio užkardos pasienietis kirto ištisinę liniją ir išvažiavęs į priešingą eismo juostą susidūrė su automobiliais Volkswagen ir Audi. Po to motociklas trenkėsi apsauginę tvorelę. Žuvo 20-metė keleivė. 25 pareigūnui lūžo ranka. Pasienietis į avariją pateko ne tarnybos metu, buvo blaivus.